Bet kurią akimirką nesudėtingos vairavimo sąlygos gali tapti pražūtingomis. Tyrimai rodo, kad saugos diržai 3-4 kartus gali sumažinti mirtinos traumos tikimybę. Saugos diržą segėti būtina kiekvienos kelionės metu ir nepriklausomai nuo to, kiek ketinama važiuoti – 4 ar 40 km. Net ir nedideliu greičiu važiuojant, avarijos metu galite būti išmesti iš automobilio. Tad prieš pajudant automobiliui būtina atkreipti dėmesį, ar gerai užsegti saugos diržai. Jie turi juosti dubenį ir petį, o ne pilvą ir kaklą. Specialistai teigia, kad vairuotojai neretai segasi saugos diržus tik tam, kad jų nenubaustų policija. Yra ir tokių vairuotojų, kurie tik nubausti pareigūnų sužino, kad gale sėdintis keleivis taip pat turi būti užsisegę saugos diržą. Ir net nesusimąsto, kad toks keleivis pavojingas visiems kartu važiuojantiesiems. Susimastykite apie save ir savo keleivius. Ar tu saugus kelyje? Vairuotojas ir keleiviai važiuodami juda tuo pačiu greičiu kaip ir transporto priemonė. Automobilis atsitrenkęs į kliūtį praranda greitį, o žmonių kūnai neprilaikomi diržu juda toliau. Po eismo įvykio skriejančių žmonių kūnų neveikia beveik jokios stabdymo jėgos. Žmogus užsisegęs saugos diržą eismo įvykių metu išsilaiko savo vietoje ant sėdynės ir greitį praranda kartu su automobiliu. Taip išvengiama sunkių pasekmių. Daugumoje automobilių saugos sistema reaguoja ir į saugos diržų judesius. Esant tam tikro stiprumo smūgiui įsiskleidžia oro pagalvės, kurios apsaugo galvą, kaklą, krūtinę. Neprisisegus saugos diržo oro pagalvių nauda gerokai sumažėja. Ypatingą dėmesį skirkite ir vaikams. Žemesni kaip 1,35 cm ūgio vaikai lengvuoju ir krovininiu automobiliu turi būti vežami tik specialiuose jų ūgiui ir svoriui pritaikytose atitinkamos grupės kėdutėse. Pasirūpinkite mažaisiais ir suaugusiais keleiviais. Nuolat užduokit klausimą, ar tu saugus kelyje?